Aš visus taisau, sakau, būkim turtingi ir teisingi. Mes darome tą patį, tai visiems tą. Tai linkiu, būkime turtingi ir teisingi. Turiu tokią frazę, kur aš labai naudoju mityboje ir gyvenimo būde, kad kur dėmesys, ten rezultatas. Jeigu tavo visą laiką dėmesys kaip bet ką sutaupyti, tai tavo dėmesio nebėra kaip uždirbti. Ir aš įkvėpiau, sakau, ne ačiū, nepirksiu. Ir tada šiek tiek susimastau, kur yra ta riba tarp sąmoningo vartojimo ar atmetimo, o kur jau yra smulkmeniškumas, bet man širdis neleido pirkti vandenį už 4,50 €. Tu prieš tai paminėjai emocinį valgymą. Ir vėlgi, kai žiūrėjau, kokios tas galėtų būti sąsajos finansų ir sveikos mitybos, tai yra emocinis valgymas ir emocinis pirkimas, kur man atrodo labai susiję, tai esu gyvenime turėjusi abudu sutrikimus, tiek emocinį valgymą, tiek emocinį pirkimą. Labas, Vaida. Labas. Pirmiausia, tai labai dėkoju, kad atvažiavai čia pakalbėti apie pinigus. Bet prieš pradedama kalbėti, kaip ir kitų pokalbių metu, aš noriu trumpai ir tau, ir klausytojams pasakyti apie idėją mūsų pokalbio. Tai aš galvoju, kad finansinė edukacija tikrai neapsiriboja vien tik tai informacija apie investavimą. Labai svarbu skirtingose situacijose matyti tą santykį su pinigais, dėl to noriu kalbinti skirtingų specialybių, įvairių žmonės ir galbūt jų pavyzdžiai arba idėjos gali paskatinti mūsų klausytojus kažkur save pažinti, kažkur susimastyti, galbūt pradėti pokalbį šeimoje ar darbe. Tai dėl to ir tave kviečiu ir noriu pradėti tokiu klausimu. Kai tave pasikviečiau, sakiau, Vaido, pakalbėkime apie pinigus šitoj tinklalaidėj. Ką tu pagalvojai, kokios mintys atėjo į galvą? Aš į tinklalaidės labai retai einu ir aš daugiau einu pas asmenybę ir tiesiog kalbėti apie pinigus. Beje, maistas ir pinigai turi daugybę sąsajų. Ir apie tai kalbėti reikia ir yra labai daug mitų, kas susijęs su maistu ir pinigais, tai aš tikiuosi mes dalį jų išbarstysim ir kas pasiklausys ras vėliau laisvų lėšų kas mėnesį, ką investuoti, atsidėti ir taupyti ir tuo pačiu geriau pasirūpinti savim. Tu esi dietistė, knygų autorė, lektorė konferencijose. Ir ar galiu sakyti, kad esi verslininkė, ar pavadinimas verslininkė suteikia kitokią savijautą ar emociją, negu kad prieš tai, ką išvardėjau? Aš toli pradėsiu. Labai mažai kas žino, kad mano pirma profesija nėra dietistė. Čia yra mano antroji profesija. Aš esu baigus verslo vadybą bakalaurą ir rinkodarą magistrą. Ir paskui dar ir investavimo Helsinki School of Economics esu šitą mokysis. Ir aš 15 metų dirbau tai, ką dirbau. 15 metų? 15 metų. Ir kas yra įdomiausia, kad kai aš mokiausi vadybai, aš savo sakiau, kad aš verslininkė tai nenoriu būti ir direktorė nenoriu būti, aš noriu būti pavaduotoja. Atsakomybės truputį mažiau turėti. Pasidalinimo, atsakomybės tiesiog ir gyvenimas taip susiklostė kitaip ir aš labai ilgai savo veiklą vadinau veikla ir visai nesenai pradėjau vadinti verslu, nors man tą žodį reikia išspausti iš savęs. Nors aš manau, kad žiūrinti tai kaip į verslą būtų teisingiau daryti, bet šita veikla verslas man yra labai asmeniški, todėl kad tai prasidėjo nuo mano pačios istorijos. Man kiekvienas klientas yra asmeniška ir aš noriu, kad kuo daugiau žmonių pradėtų save girdėti, pasirūpinti savim ir nors truputį. Ir dėl to kitą kartą tie sprendimai būna verslo atžvilgiu, bet už tą džiaugsmo atžvilgiu. Tai vėlgi. Kaip ir sakai, kad keitėsi ir tavo užsiėmimai per gyvenimą, aš tikiu, kad galbūt ir uždirbamas pinigų kiekis keitėsi. Man labai įdomu, ar pinigai tau yra kažkuria prasme kaip savivertės matas? Man tai yra ženklas, ar gerai darau. Ir, pavyzdžiui, vienas iš tokių ženklų man yra pas mus sistemoje, aš dirbu ne viena, pas mus sistemoje matosi, ar tas žmogus ateina pirmą kartą, ar jisai yra kartotinis ir tų kartotinių yra labai daug.
Labai didelis procentas. Tu turi galvai Kartu reiškia, tas žmogus grįžta ir perka kažką dar toliau arba tą patį. Tai čia yra klaida manyti, kad, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie, nes aš dirbu ne tik su svorio numetimu, aš dirbu ir su tiesiog, kad jeigu nori energingai jaustis, kas tokių žmonių daugėja, kurie neturi jokių ligų, antsvorio nieko ir tiesiog jie nori gerai jaustis, kas labai džiugina. Tada su antsvoriu, su lėtinėm įvairiausiam ligom ir galų gale nutukimas, jisai daug kas jį suvokia kaip projektą. Nes labai daug pozicionuojama rinkoje yra, kad tu vat numeti ir viskas. Jeigu jau yra nutukimas, mes čia nešnekam apie 3-5 kilogramus, tai yra daug kilogramų, tai jau yra liga ir tai yra lėtinė liga, tai reiškia labai ilgai gali būti remisijai, bet tau reikia priežiūros. Ir kur aš, pavyzdžiui, dabar daugiau dirbu, kad tas gėdos kalties jausmas, kurie man labai gaila, bet dalis žmonių taip jaučiasi, jo neturėtų būti lygiai taip pat kaip prie visų kitų ligų. Tai galvoju, kaip pats turi nutukimo ligą, tai jausti gėdas. Būna tokių dalykų ir va čia yra labai svarbu suprasti, kad tai yra liga, jai reikia priežiūros kaip bet kuriai kitai, juk jeigu yra padidintas kraujospūdis, susinervina ir vaistai nebeveikia, tiesiog yra sunkus laikotarpis, vaistai nebeveikia, juk nėra gėda eiti pas tą patį gydytoją, pasakyti, kad vat man dabar ima nervas, ir man šitie vaistai jau nebepadeda. Ieškom kito varianto, kaip man padėti. Tai lygiai tas pats turėtų būti ir su nutukimu. Kad yra labai svarbu palaikyti ryšį, žinoti istoriją, įvairius metodus taikyti, nes vienu metu vienas veikia, kitu metu kitas veikia, lygiai taip pat kaip su lėtinėm ligom. Tai tas grįžtamumas, kad žmonės žino, kad jis bus pasirūpinta, kad aš suprantu jų būklę, nes aš pati pro tą ne kartą praėjus, visą kitą mane tas džiugina. Ir kai mes kalbam apie pinigus, taip tai reiškia pinigus, bet tai reiškia, kad tie žmonės gauna pagalbą, tai vat man tas yra labai labai svarbus momentas. Aš paklausiau šio klausimo norėdama šiek tiek sumažinti tą neigiamą pinigų požiūrį. Pavyzdžiui, man pačiai pinigai tam tikra prasme irgi yra savivertės matas, nes aš dirbu, kaupiu patirtį, žinias, pastangas, ir pavyzdžiui, aš gaunu didesnį atlyginimą. Tai yra ne kad aš dėl to jaučiuosi geresnė, bet aš jaučiu, kad mano pastangos buvo įvertintos. Tai man pačiai tam tikrais atvejais pinigai yra savivertės mato atspindys. Ir man už tai norisi, ir paklausti ir kitų žmonių, kad šiek tiek pakeisti tą požiūrį į pinigus, nes tai nereiškia, kad godumas ar gobšumas yra, kai galvoja apie pinigus, kad jų norisi daugiau. Aš manau, kad čia dar yra labai stiprus likę istoriniai dalykai, todėl kad mano senelis buvo ištremtas į lagerį vieną kartą, vėliau antrą kartą, tik dėl to, kad jis turėjo ūkį. Ir daugybė žmonių, tų, kurie stengiasi, dirbo ir turėjo arba paveldėjo, sakykime, pinigų, buvo ištremti ir visais sovietų laikais apie pinigus, kad tu turi pinigų, nebuvo. Reikėdavo slėpti, nes galėjo tave paskūsti, ir visokių kitokių pasekmių. Tai kai mes galvojam, kad tie dalykai nieko nebereiškia, jie yra įsirašę per tam tikrus elgesio modelius ir mes dabar tiesiog taip elgiamės. Be to, jeigu pasižiūrėti filmus arba serialus ir pažiūrėti, tarkim, kad nesvarbu ten komedijos, serialai ir taip toliau, tai blogietis visada bus kas? Tas turtingas, net yra žodis turčius. Taip, kuris jau iš karto turi blogas. Taip. Ir jeigu tą daug, net filmukuose, animaciniuose, ir jeigu tu tą daug matai, tau lygiai taip pat kaip su tuo ledu kibiru prieš televizorių, tau pradeda atrodyti norma. Kad tai yra norma. Tai, ką mes matom daug kartų, mums pasąmonėje įsirašo, kad norma.
ir iš to pradeda kilti įvairiausi dalykai. Iš tiesų, mes su kolegė kažkada, kai ruošėsi tokia vesti pinigų praktiką, domėjomės va šitais stereotipais, tai net ir mūsų posakiai yra, vienas turbūt žinomiausias, būkim biedni, bet teisingi. Ir jis taip va žmonės išberia kaip žirnis, bet nesusimastome, kokia jo reikšmė, kodėl biednas ir teisingas, o va turtingas, tai greičiausiai bus neteisingas. Tai čia irgi tiesa. Aš visus taisau, sakau, būkim turtingi ir teisingi. Mes darome tą patį, tai visiems tą linkiu, būkime turtingi ir teisingi. O žiūrėk, dar apie pinigus. Knygą tokią ką tik tai perskaičiau ir ten kelia mintį. Ką darytum, jeigu nuo kito mėnesio uždirbtum 2 daugiau? Ar esi, pagalvojus, arba dabar, jeigu taip paklausčiau, ką darytum? Aš galiu pasakyti, kad tų pinigų sumų, kiek aš esu per gyvenimą uždirbus visokių, ir mano poreikius labai stipriai nekeičia pinigų uždirbama suma. Ir man tai teikia, pavyzdžiui, daugiau tikrai džiaugsmo, nes aš matau, kad tada tai, ką aš darau, turi prasmę ir ten visi kiti dalykai atsitinka, bet mano darbas man tai patinka, kad aš jį dirbčiau toliau, tik tai galbūt mažiau, ne galbūt, o iš tikrųjų mažiau tada rūpinčiaus tam pardavimais, rinkodara, visais kitais dalykais, nes tarkim vesti seminarus, rašyti elektroninės knygas, straipsnius ir taip toliau, man yra didelis džiaugsmas ir malonumas. Ir kai prieš tai klausė, ir aš ten daug dirbu, mano hobis ir darbas labai susipina į vieną. Ir tą man labai sunku atskirti. Pavyzdžiui, rašiau straipsnį, man reikėjo parašyti įrašą apie raudoną šviesą, red light, tam tikras specifinis spektras. Ir aš jį galėjau parašyti per pusvalandį, nes aš žinojau, man tik reikėjo rasti tyrimus, kurie pagrįstų tai, ką aš jau atsimenu, tiesiog rasti. Tai aš vietoj pusvalandžio užtrukau 3,5 valandos, todėl kad man randu vieną, tada čia įdomu paskaityti, tada dar geriau, tai 3,5 valandos. Ar aš čia dirbau darbą, man buvo be galo įdomu. Tai vat, tokie vat visokie dalykai. Ir mane jie džiugina. Tai dėl to aš daryčiau tą patį, tik tai sakau, kai kurių kitų administracinių ar dar kažkokių dalykų nedaryčiau. Žinai, aš pati susimaščiau, kai šitą perskaičiau, ką aš daryčiau kitaip. Tai aš tas pinigus pagalvojau, investuočiau ir tada gana greitų laikų pirkčiau naują butą. Nes jau labai bręstu. Bet aš taip labai konkrečiai, kad daryčiau tą patį, tai tikrai, nes man lygiai taip pat labai patinka daryti tai, ką darau. Bet pagalvojau, kad gerai, tada investicija ir butas. Tai matai, tu tiesiog filosofinių tokių požiūrių, kad jau kiek uždirbčiau tiek, bet dirbčiau tą patį. O aš dar sumaščiau, kad gerai, tada butas būtų. Nes aš tą tokią bazę esu susikūrus, man šiek tiek daugiau metų negu tau. Ne šiek tiek, o stipriai. Tai tas, kur buvo anksčiau, man buvo labai svarbu ten įsigyti būstą, pradėti taupyti pensijai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai dabar jau yra kiti dalykai. Mano vaikai jau šiek tiek paauginti, aš esu susikūrus patogią man buitį. Tarkim, reikia ten vonias remontuoti, bet aš neremontuoju dėl to, kad kai pagalvoju apie statybininkus namuose, vis galvoju kitais metais. Tai čia visai kiti dalykai groja negu pinigai. Ir va dėl to ne, bet jeigu anksčiau būtų, prieš 15-20 metų, tai taip būtų, tai keitė. Šiek tiek filosofiškai nukrypome ir nors esu gana, manau, racionalaus mąstymo, aš tikiu pinigų energiją. Tai ir tokį filosofinį klausimą turiu. Man kartais atrodo, ir aš tuo tikiu, kad kai žmonės per daug taupo, aš nekalbu apie tuos atvejus, kai pinigų pakanka tik tai baziniam poreikiam patenkinti, bet kalbu, kai žmogus truputį daugiau gali sau leisti, bet kai jis perdėtai taupo, jisai blokuoja pinigų energiją. Ar tu turi kokią nors nuomonę to klausimą, ar turi kokį nors tikėjimą apie tai? Turiu tokią frazę, kur aš labai naudoju mityboje ir gyvenimo būde, kad
kur dėmesys, ten ir rezultatas. Labai dažnai mūsų visuomenėje yra painiojama taupumas su šykštumu ir aš pati galvoju, kad jeigu tai kuria įtampą, nesvarbu, kurioj srityje. Ir vėl mes šnekam ne ta prasme, kad tiesiog nėra ir tau reikia išgyventi. Tai čia kitas dalykas yra. Bet jeigu tavo visą laiką dėmesys kaip bet ką sutaupyti, tai tavo dėmesio nebėra kaip uždirbti. Nors aš pati esu taupi ir aš labai gerai pagalvoju, ar man to daikto reikia. Labai gerai pagalvoju, nes jo reikės rūpintis tada. Padėti, ne tik tai pinigai. Tada kiek aš jį naudosiu ir panašiai. Ir man gali 10 eurų būti brangu, o gali 1000 eurų nebūti brangu, priklausomai nuo to, ką aš darysiu, kaip panaudosiu, kiek man tai teiks džiaugsmo. Nenusipirkimo momentas, džiaugsmo, o po to. Vat apie šitą nusipirkimo momentą aš pati suprantu, kad kartais turiu impulsyvių pirkinių, tai ką aš darau, nusifotografuoju ir išeinu. Tam, kad pirkinys būtų ne dėl to, kaip tu sakai, tas momentinis džiaugsmas aplankytų, bet aš grįžtu namo, po kelių dienų pasižiūriu ir jeigu po kelių dienų aš jaučiu, kad man vis dar to daikto reikia, tada jau galiu pirkti. Bet dažnu atveju aš pagalvoju, net važiuoti tingi iki parduotuvės dėl to. Tai turbūt tas impulsyvus pirkimas kartais gali būti pažabotas, kai atriboji to momento pirkimo džiaugsmo. Taip. Tai aš darau tą patį, tik nefotografuoju ir aš galvoju, jeigu aš paskui dar 3 dienas apie tą dalyką galvoju, tai man tada reikia. Taip. Bet jeigu aš negalvoju, tai tiek ir tai reikėjo, nes tuo momentu tikrai tai būna. Ir beje, su maistu veikia labai panašiai. Vienas iš emocinio valgymo tipų yra troškimas. Tai pavyzdžiui, būnu darbe, užeinu į virtuvėlę, kolegos valgo tortą, ne? Ir jeigu įsivertinti, ar aš noriu valgyti ne, ar aš labai noriu saldaus, tikėtina, kad ne, bet aš einu, pamačiau noriu. Ne? Tai tas troškimas toksai yra, va, toks, nenorėjau, pamačiau noriu, arba einu pro desertinę, pamačiau labai gražus pyragėlis, noriu. Ne? Tai nereiškia, kad, ta prasme, aš pati rekomenduoju valgyti desertus, kad neatsirastų baimė maistui. Bet va tas troškimo momentas, kad čia ir dabar, tai jeigu jį atriboti, pabūti, savęs paklausti, ar tikrai verta, tai tada vėl kitaip. Tai tas galioja, aš manau, visose srityse. Tiek su maistu, tiek su pinigais. Sutinku. Besiruošdama mūsų pokalbiui pasižiūrėjau, Pasaulinė sveikatos organizacija nurodo, kad prasta mityba yra pagrindinė didelių išlaidų sveikatos apsaugos sistemai priežastis. Ką tai reiškia? Kad kai žmonės nesveikai maitinasi, didėja širdies kraujagyslių ligų rizika, nutukimas, plinta sąnarių ligos atsiranda. Ir tokiu būdu mes lyg ir imam paskolą iš savo ateities gyvenimo, kurį vėliau kartais ir finansiškai tenka sumokėti. Ką tu apie tai manai? Finansiškai ne kartais, o praktiškai visada. Ir aš pati sakau, tai tada gyvenate minusą ir imat kreditinę sąskaitą, naudojat ir kažkada ateis su palūkanom atgal pareikšti, kad man grąžink. Mes labai dažnai priimam sveikatą kaip konstantą, kad taip kaip dabar jaučiuosi, aš taip jausiuos visada. Deja, to nebus. Bet mums tą sunku priimti ir į tolį galvoti, bet ką mes tikrai galim pamatuoti, nes mums labai sunku motyvuotis, kad aš dabar dėsiu pastangas tam, kad už 10-20 metų aš jausčiausi geriau. Mūsų sąmonė sunkiai tą suvokia, bet ką tikrai suvokia savaitės laikotarpį arba dienos. Tai reiškia, ką aš galiu matuoti energijos lygmenį dienos metu ir tą lygmenį į dienos pabaigą labai stipriai numuša. Deja, bet norėdami gero beje, darbdaviai. Tai yra darbdaviai, administratoriai, pastatų ir įmonių, nes dabar yra pasidarius kaip ir norma, kad įvairūs saldus pusryčiai, pavyzdžiui, penktadieniais įmonėse. Tada susirinkimo kabinetuose ko būna pridėta. Sausainių, saldainių ir dar ne po vieną lėkštę, kad būtinai visi pasimtų. Ką tas duoda? Užkilimą į aukštį gliukozę. Tuo metu koncentracija dėmesio labai gera, bet jinai greitai nukrenta, tada žemyn, blogėja emocinė būklė, fiziologinė. Čia lėtinis uždegimas ir jis pamažu kapsi. Prie viso to dar tą pačią dieną, ypač kalbant apie darbus, kur reikia labai didelio tikslumo,
tai gali būti nebūtinai protinis, pavyzdžiui, laidų gamykla, kur labai didelio kruopštumo reikia. Arba kur yra protinis darbas, tai darbo kokybė ypač antroje dienos pusėje būna reikšmingai mažesnė negu pirmoje. Tai ką aš rekomenduoju, tiesiog pasižiūrėti higieną, kokia yra ten. Dėl to aš tiesą sakant labai mėgstu vesti seminarus įmonėse, nes ten mes labai daug laiko praleidžiam. Ir kai tą sąmoningumo lygį tenai, tiesiog pažiūrėti, ką mes darom. Nes daromgi vėlgi automatiškai, mes apie tai negalvojam. Ir pamatuoti savo energiją dienos pabaigoje, tarkim, kai aš darau šitaip ir kai darau šitaip, skirtumas būna didžiulis ir nerimo ir streso lygmenį irgi galima faktiškai per vieną savaitę reikšmingai sumažinti. Reikšmingai. Darbe praleidžiam daug laiko, ten mes galim pradėti daryti pokyčius, rasti labai daug bendraminčių, kas yra labai svarbu, nes šeimoje ne visada būna, kad randi, ir turėti tada labai gerą rezultatą. Jau nekalbant apie tai, kad darbdaviui atsiperka tie visi dalykai, nes mažiau neateina, geriau dirba, mažiau klaidų, priema strateginius geresnius sprendimus ir daugybė kitų dalykų. Tai tas atsiperka ir asmeniškai, ir įmonė. Kalbėjai apie atsipirkimą. Man dar toks klausimas kilo. Kaip dažnai, kai tu konsultuoji savo klientus, pinigai atsiranda kaip argumentas? Na, kad tu išleisi mažiau, kai rekomenduoji jiems ar mitybos planą, ar mitybos įpročių keitimą. Ar figūruoja pinigai, ar ne? Matau, kad įrašai, kuriuose aš sakau, kad jums pusryčiai kainuos 20 euro centų, stebina ir tas įsitraukia 20, 40. Kaip gali pusryčiai kainuoti 20 centų? Esu skaičiavus, dabar neįvardinsiu skaičiaus, bet vienai kampanijai, kur buvo senjorams skirta, esam skaičiavę kainas be nuolaidų ir ten tikrai per dieną gavosi vos keli eurai. Pavalgyti labai vertingai. Pavyzdžiui, ten renkiesi silkę, o ne lašišą. Ir taip toliau. Renkiesi kopūstą, o ne pomidorus. Jeigu pomidorai iš savo kiemo, tai dar pigiau, bet jeigu mes kalbam, tai yra įvairiausių alternatyvų, kurios yra tokios pat geras, bet kainuoja visai kitaip ir tas saikingas maisto kiekis irgi savo duoda. Tai apie pinigus aš dažniausiai kalbu mažai, bet tai būna malonus siurprizas klientams, kurie, ypač tie, kurie skaičiuoja, nes yra, kurie nepastebi, bet kurie skaičiuoja, mato, kad reikšmingai į gerąją pusę pasikeitė biudžetas, tada lieka ir suknelėm, ir atostogam, ir kitiem dalykam, tai toks labai malonus, papildomas poveikis vertingos mitybos. Įmonės spėju, kad neskaičiuoja, bet jeigu vertintų, nes ypač kur protinis darbas, tai ten yra sunkiau vertinti, kiek klaidų padarė, ar maloniai aptarnavo. Kiek efektyvu, bet patys žmonės labai reikšmingai jaučia ir vėliau susitikus po kurio laiko džiaugiasi, kad padarė 1, 2, 3 paprastą pakeitimą, kurias jam davė, tai kad iš darbo grįžta ir dar viską nori veikti. Čia labai svarbus dalykas. O dar žiūrėk, tu paminėjai tą detalės, tokias nedidelės, kur tuo metu galbūt nepastebi, bet jos paskui susisumuoja ir nudžiugina. Aš tokį pavyzdį atsiminiau. Važiavau žaisti tenisą gana dideliai sporto arenoje ir pamiršau pasimti vandenį. Ir aš įbėgu, ten vandens nėra pirkti, bet yra kažkoks spalvotas, vitaminizuotas, sakau, jūs man duokite, ir jau įmuša kainą ir dirsteliu 4,50. Ir aš puikiai žinau, kad kai aš perku per programėlę iš parduotuvės paprastos, tai kainuoja 1,30 €. Ir aš įkvėpiau, sakau, ne ačiū, nepirksiu. Ir tada šiek tiek susimastau, kur yra ta riba tarp tokio sąmoningo, čia vartojimo ar atmetimo, o kur jau yra smulkmeniškumas, bet man širdis neleido pirkti vandenį už 4,50 €. Tai vėlgi, kiek dažnai, aš visada sakau, kiek dažnai tai vyksta, ar tai yra sąmoningas sprendimas, kad, tarkim, pavalgyti restorane tikrai yra daug brangiau negu namuose, bet ten yra kitas. Aš, pavyzdžiui, renkuosi ten, kad tai, ko nepatiriu, aš dažniausiai renkuosi tai, ko aš namuose nepasigaminčiau. Arba bus kažkoks derinys, kurio aš nežinau, aš net ne visada, aš net neturiu lūkesčio, kad bus labai skanu, aš turiu lūkestį, kad bus labai įdomu.
Tai vėlgi, koks yra tas brangu pigu, ar ne? Bet kalbant apie maistą, tai aš ir vaikam kitą kartą vasarą sako, mes norim ledų, ten nusipirksim iš savo pinigų. Ir mato tie, kaip pasakyti, ne vagonėlis, o šaldytuvai laukia pardavinė. O už 100 metrų yra parduotuvė. Tai aš dar jiems, kai maži buvo, sakau, pasižiūrėk, kokia čia kaina, mes turim laiko, nueinam į parduotuvę, tu ten pasižiūrėk ir jie mato, kad kaina skiriasi 3 kartus. Ir veikia? Veikia, jie atsimena. Bet tą reikia pasakyti ne per sakymą, o per pavyzdį. Labai panašų pavyzdį turiu. Mano sūnus dabar į 8 klasę pradėjo eiti. Tai jau pernai buvo tokia, nežinau, mada, įprotis vaikam eiti į kavinę, užsisakyti, nežinau, kakavos ar ten latės ir keksą. Na ir ta latė 3 eurai, keksas 3,50 ir vien toks papramogavimas. Ir mes su juo kalbėjome apie tai, kad, kiek čia yra, kad tu nori suvalgyti ir kiek yra to malonaus potyrio. Tai ką jis pradėjo daryti, visai šalia yra maisto prekių parduotuvė, jis nueina, nusiperka paprastą šokoladą už 1,60 €, ateina ir ten kartu su draugais suvalgo. Ir mane tai šitas sąmoningumas, kur galiausiai jis pats šitą sugalvojo, mane taip džiugina, nes potyrį jis gauna, su draugais sėdi, bet vietoj 7 eurų jis išleidžia 1,60 € ir gali tai daryti dažniau, negu kad tada kiti. Dar kiti dalykai yra, tarkim, ten apie maistą kalbant, pavyzdžiui, kiek žmonių, kurie klausosi, kai perka daržovės, aš dažnai perku, kai perka daržovės, žiūri dažniausiai kainą, bet kaina kartais būna už vienetą, o kartais būna už kilogramą. Tai niekada neatkreipiu dėmesio, bet čia labai daug pinigų galima sutaupyti. Todėl, kad jeigu už vienetą, tai tau reikia imti ko didžiausia, tu vis tiek, ir ten kitą kartą skiriasi 2 svorį. Ir tu vis tiek turi šiaip dėti ant svarstyklių, kas apgauna, atrodo, kad jį sveria. Taip, tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, kalbant apie pigų, brangu, tai čia tokia tikra istorija. Aš kai dar vienu metu dirbau biure ir jau šitą savo veiklą pradėjau. Tuo metu daugiau kaip buvo hobis, gal buvo. Ir aš po pietų pasimėgadavau šokolado gabaliukų. Šokoladas buvo tikrai brangus. Ir mano kolega sako, Vaida, sako, tavo labai brangus šokoladas. Sako, jis 3 kartus brangesnis negu mano. Sakau, taip, bet sakau, paskaičiuokim. Tu savo šokoladą suvalgai per dieną arba 2, aš šitą valgau 8 dienas. Kas daugiau išleidžia? Ir mano, sakau, tirpsta burnoje, o tavo vėlėsi. Tai vėlgi, kiek tu to suvalgai, kiek suvartoji, ar tu jį vartoji, ar tu jį išmeti. Ta prasme, nuo to labai priklauso pigų, brangu, bet tas kainų palyginimas ir pagalvojimas, ką už tos pinigus gauni, tai labai yra svarbu. Smagu, kai ir vaikai tai supranta ir pradeda taikyti, tai turbūt geras pamatas ateities sąmoningam vartojimui. Ir man atrodo, kad finansinė edukacija, sąmoningas finansų valdymas prasideda pirmiausia nuo sąmoningo vartojimo, kas labai svarbu ir su maistu stipriai susiję. Ir maistas mūsų gyvenime toli gražu nėra vien tik tai alkiui numalšinti, o tai yra ir būdas save pradžiuginti, kartais nuraminti, galbūt parodyti meilę artimam žmogui, tradicijas puoselėti. Tai kaip atrasti tą balansą tarp sąmoningo vartojimo maisto, bet nepanaikinti visiškai to maisto džiaugsmo? Beje, vienas iš mitų yra, kad sveika mityba yra susijusi su savęs kankinimu. Aš net juokiuosi iš to, nes tai yra ne tai, kad netiesa, bet net absurdas, nes tu negali ilgai valgyti neskaniai, būti alkanas ir labai gerai jaustis. Trumpų laikotarpių galbūt, jeigu kažkokia bėda ištiko, liga ir panašiai, bet ilgų laikotarpių vienas iš esminių dalykų, kad maistas turi būti skanus, kad tu turi jo džiaugtis. Ir vėlgi, kalbant apie sąmoningumą, jeigu po laidos kas pažiūrės, nueis į kokią viešą vietą vis tiek anksčiau ar vėliau, nuo valgyklos iki restorano valgyti ir atkreipti dėmesį, ką žmonės veikia, kai jie valgo. Jie labai dažnai skuba, tai pavyzdžiui, tik įdeda kąsnį į burną ir jau siekia kito, kas reiškia, kad nespėja sukramtyti, o tiesiog yra arba galvoje, arba pokalbėje, arba telefone.
Ne čia ir ne su maistu ir to pasitenkinimo nėra. Tai jeigu mes kalbam apie sąmoningumą ir džiaugsmą, tai mes negaunam to džiaugsmo, jeigu mes nekreipiam į tai dėmesį ir to nepastebim. Ir tada prarandam savo ryšį kūno ir smegenų, ir mes nesuprantam nei džiaugsmo, nei sotumo jausmo, blogas virškinimas ir paskui visa kita. Tai čia vienas mitas, tai tas pasitenkinimas kiekvienu kąsneliu yra būtinas. Kitas dalykas yra, kad vertingai maitintis yra brangu. O čia mitas? Čia absoliutus mitas, čia absoliutus mitas ir aš statistinių skaičiavimų nedariau, aš galiu tik pasakyti, ką dauguma mano klientų sako, kad jie sutaupo nuo 10 iki 50% maisto biudžeto, pradėję vertingai maitintis ir tie, kurie sutaupo mažiau, arba sako, man nepasikeitė, bet kas tada pasikeičia, jie pradeda dalį produktų pirkti išskirtinės kokybės. Dalis produktų būna biodinaminiai, ekologiški. Reiškia, paties produkto vertė jau pasikeičia, dėl to kaina bendra pasikeičia, bet visi teigia, kad išleidžia mažiau. Kodėl taip įvyksta tas sąmoningumas? Nes jeigu dabar bet kuris, kas žiūri namuose, pavyzdžiui, arba klausosi, nueitų į savo sandėliuką, spinteles ir šaldytuvą ir šaldiklį, iškraustytų visą tą maistą ir pasižiūrėtų, pagalvotų, kiek laiko galėtų iš jo išgyventi, tai spėju ilgokai. Kitas dalykas, perkami užkandžiai, daugybė užkandžių, vėlgi jie 2 eurai, 3 eurai, 4 eurai, kava degalinė ir panašiai. Labai didelė suma susidaro ir mes to net nepastebim, nes euras 2-3 atrodo nieko tokio, bet jeigu suskaičiuoji per savaitę ir per mėnesį susidaro. Tai reiškia, kad žmogus valgo vertingiau, jisai suvalgo tikėtina, kad mažiau, jisai pasirūpina savim, pasimėgo ir dar pinigų lieka. O jeigu kalbėtume apie žmonės, kurie ateina pas tave konsultuotis, ar tu pastebėjai kažkokią sąsają, kad tie, kurie galbūt labiau pasiturintys, sąmoningiau su pinigais elgiasi, kad jie sąmoningiau ir į mitybą žiūri, ar priešingai, galėdami savo daugiau leisti, jie labiau ir tuo maistu piknaudžiauja? Ar yra kokia nors tokia sąsaja? Dabar pirmiausia pasirenkim statistiką, kur yra vienoda visose šalise, vakarų pasauliu turiu minty šalise, kad tie paprastai, kurie uždirba daugiau, dažniausiai jie turi mažiau antsvorio, dažniausiai tai nėra konstanta ir tų situacijų visokių. Ir nutukimo procentas yra sergančių nutukimu būna tikrai mažesnis. O kaip tai susiję galėtų būti, ar bandėjai? Dabar ką aš pasakysiu, tai dabar jau yra mano nuomonė, bet čia dar 2 dalykus reikėtų. Dabar pinigų leidimas, taip, ir švaistymas nėra tas pats, ir produkto kaina vėl nėra tas pats, bet jeigu mes kalbam apie nutukimą ir šitą ligą, tai jinai dabar kaip epidemija, sakyčiau, ir ta problema plečiasi absoliučiai visur, ypač po karantino ir panašiai. Lietuvoje dar tikrai tą emocinį tokį palaiko šalia vykstantis kariniai veiksmai, kas palaiko įtampą, nežinomybę ir tikrai daugeliu žmonių tai kelia stresą, o tai kelia emocinį valgymą. Bet jeigu darant prielaidą, tai aš manyčiau, aš gal kitaip vertinčiau, kad susiję ne su pinigų kiekiu, o su tuo, kiek tu galvoji, kad tavo poreikiai yra svarbus. Ir čia mes galėsim dar pakalbėti apie vyrų moterų skirtumą. O čia skiriasi labai? Labai. Labai įdomu. Kiek tavo poreikiai yra svarbus ir kiek tu gauni džiaugsmo iš kitų dalykų. Jeigu tu dirbi labai daug, nebūtinai darbe, bet turi labai daug pareigų ir tau maistas yra legalus būdas pailsėti, nes visų kitų laikų tu jauti kaltę, kad aš dabar tiek daug reikia padaryti, o aš nieko nedarau. Tai jeigu aš atsisėdu ir valgau, tai kaip aš turiu teisę tą daryti, pasiteisinimą, ir labai dažnai to žmonės sąmoningai nesuvokia, nes čia mūsų smegenis, pasąmonė gelbėja mus, nes mes negalim visą laiką būti įtampoje. Žiūrėk, tai galėtų būti sprendimas padaryti pertraukėlę, kur yra skirta ne maistui, tam, kad savo organizmą truputėlį perprogramuoti šitą vietą. Tai yra būtinas sprendimas ir šitą sprendimą padarius, bet dabar jeigu
paimam, tarkim, statistinį biuro darbuotoją, nesvarbu kokiom pareigom, ir jisai dirba ir pajaučia, kad nebeverda, jisai ateina ant foteliuko, atsisėda ir žiūri pro langą. Taip. Ką jisai apie save galvoja? Mes dažnai galvojam, ką apie mus kiti galvoja, bet kiti galvoja, ką kiti apie juos galvoja. Tai čia toksai yra, kad aš dabar visi dirba ir visi galvoja, kad aš nedirbu ir tingiu. Nors realybėje yra begalė mokslinių tyrimų, metaanalizių padaryta ir visa kita, kad jeigu tu neduodi pertraukos smegenims, jos nebedirba efektyviai. Tai reiškia, tu visą laiką dirbdamas, tu savo darbo kokybę blogini, o ne gerini. Tu prieš tai paminėjai emocinį valgymą. Ir vėlgi, kai žiūrėjau, kokios tas galėtų būti sąsajos finansų ir sveikos mitybos, tai yra emocinis valgymas ir emocinis pirkimas, kur, man atrodo, labai susiję, tai valgau, kai nealkanas ir perku, kai nereikia. Kiek dažna yra šita problema, kai žmonės maistu arba pirkimu malšina savo tam tikras emocijas? Na, mano tema maistas yra, tai čia galiu apsiriboti, tai dabar patys žmonės gali pagalvoti, kai eina į parduotuvę, klasikinis variantas yra perku, ką reikia, arba ką įprastai, arba kokias pakuotės pažįstu, galima matyti net parduotuviai su telefonu kalba ir to pačiu į krepšelį meta, tai reiškia ten apie kiekius neina šneka, ar tikrai reikia, ar patikrino šaldytuvą ir spintelę nėra šneka. Ir tada galutinis būna kas? Ir ko nors skanaus. Arba būna nupirksiu svečiams. Ir tada mano klausimas būna toks, o tai kiek dažnai tai, ką jūs nupirkot, suvalgo svečiai ir kiek dažnai jūs? Dabar atspėkit atsakymą iš vieno karto. Na, aš įsivaizduoju, kad čia daugiau pasiteisinimas negu priežastis to pirkimo, ar ne? Bet čia mes, jeigu žmogus, jisai tiki tuo metu, kad perka svečiam, jeigu yra emocinis valgymas, jisai tas alkis, vėlgi jį galima atskirti nuo fiziologinio, bet vienas iš tokių labai paprastų patarimų, kurie veikia, jeigu jau yra vakaras vėlus ir labai nori kažko sutriauškinti ar ten suvalgyti ir neturi namie, tu negali suvalgyti to, ko neturi. Tiesiog. Tai patarimas neturėti? Tai vienas iš patarimų yra neturėti. Aišku, vien jis nepadeda, nes būna ten įvairių lygių, būna tokių lygių, kad tada sėda į automobilį, važiuoja ar ten į naktinę parduotuvę. Visokių variantų būna. Bet vien jau tai, kad neturiu šalia, jau veikia teigiamai, nes kaip ir geru atveju negali suvalgyti morkos, jeigu jos neturi. Taip ir kitu atveju negali suvalgyti šokolado ar bandelės, jeigu jo neturi. Tai va tas labai, šiaip kaip ir visur, kaip ir piniguose, piniguose gal šiek tiek yra sudėtingesnių dalykų, bet patys pirmi patarimai yra labai paprasti. Turiu klausimą, kurį užduodu kiekvienam mūsų tinklalaidės dalyviui. Jis toks linksmesnis. Jeigu sekmadienį atsikeli ir Vilniaus centre yra švieslentė, kurioje surašyti visi tavo finansiniai sprendimai, ką tu norėtum paslėpti, nerodyti arba parodyti kitaip? Galiu savo pasakyti, gal bus lengviau sumastyti. Aš pagalvojau, kad aš turiu per daug laisvų pinigų. Labai noriu turėti pagalvę ir saugumą, bet aš suprantu, kad truputį per daug jų atsiranda laisvų ir kad visgi daugiau jų turėčiau suinvestuoti. Su kolegom kalbėjau, viena kolegė sakė, aš per daug drabužių perku. Ir žinai, tas klausimas, jis yra labai platus, kas kiekvienam yra jo finansiniai sprendimai ir ką darytų kitaip. Nerodyti ir panašiai, nes aš galvoju, kad kiekvienas savo turi labai tam tikrus modelius arba išmoktus, arba kaip jam atrodo teisinga, nes manau, kiekvienas žmogus tuo metu, kai jis daro vieną ar kitą sprendimą, jam atrodo, kad tas sprendimas yra teisingiausias. Tai jeigu būtų, dėl to švieslentės negaliu atsakyti, bet jeigu aš savo norėčiau duoti patarimą, tai kad pinigais reikia rūpintis reguliariai, ką aš ne visada padarau nuėjus į savo darbą, hobį, ir reguliariai peržiūrėti ir pagalvoti, kur pinigai gali dirbti už tave,
kad turėti vėliau tą dvigubą tiek pat stabilų gaunant, kad vėliau. Tai to neatidėlioti, o tiesiog turėti labai aiškę discipliną, kada peržiūrė, ten kas mėnesį, kas kiek laiko susižiūriu, kur čia rizikingiau, kur vidutiniškai, kur mažiau. Ir tą daryti, nes aš nors žinių turiu, bet žinojimas ir darimas ne visada yra tas pats, lygiai taip pat kaip ir maiste. Tai aš šitoje vietoje yra, kur man pasitempti. Manau, kad mums visiems yra kur pasitempti ir čia toks būna atviras klausimas, kur kiekvienas gali savaip jį pažiūrėti. Na ir jau visai baigdama turiu tau dovanėlę. Tai yra mano kolegos kurtos žaidimo kortelės, kurios vadinasi Pagaliau jauku. Jos taip pat yra skirtos lengvinti pokalbį apie pinigus. Ir šiuo atveju tai gali būti poroje su vyru arba gal net ir su vaikais, kai išsitrauki kortelę ir žiūri, kaip kiekvienas į tą klausimą atsakytų. Tai tikiuosi, jis palengvins jums pokalbį šeimoje apie pinigus. Nežinau, kiek jis lengvas ar sunkus. Tai ačiū labai. Manau, tos žaidimas labai palengvina daug dalykų ir žiūrėjimas į žaidimą į daugelį dalykų, ypač kai tu darai dalykus, kuriuos tu pirmą kartą darai, tai sukuria tokią malonę erdvę, aurą ir tada sekantį kartą lengviau tą daryti net ir be žaidimo. Tai ačiū labai. Sėkmės, ačiū tau, Vaida, dar kartą.